Sveiki žiūrovai, šiandien svečiuose turime mūsų žvaigždę, pasaulio galiūnų čempioną Žydrūną Savicką. Kaip vertini šitą sezoną? Sveiki, buvo iš tikrųjų praeitas sezonas vienas sėkmiausių sportiniai karjeroj, dalyvau 18 turnyrų, 17 turnyrų laimėjau pirmą vietą, tarp jų Europos pasaulio čempionatus, Arnold Classic Europe varžybas, čempionų lygą ir pasaulio rąstų kėlimo čempioną. Žodžiu, sušlaviau visus aukso medalius svarbiausiose varžybose. Prieš 2 metus sezonas nebuvo toks sėkmingas, tai iš tikrųjų labai smagu, kada grįžau ir jaunimą aplenkiau visose varžybose. Žydrūnai, dar toksai įvykis įvyko pas mus Lietuvoje, buvo rengiamas Vilniuje turnyras. Kiek žinau, jisai bus surištas su tavo vardu ir jisai turės tęsinį šįmet. Taip, be abejo, šiemet bus taip pat tęsinys, spalio 19-20 dienomis Vilniuje taip pat vyks šis didelis tarptautinis renginys ir manau, kad šiais metais turėsime dar daugiau sportininkų, dar daugiau žiūrovų ir daug naujų sporto šakų pasijungs šiose varžybose. Visai neseniai buvo šou Brazilijoje, gal kelius žodžius apie tai? Na, taip, iš tikrųjų dažnai dalyvauju ir Gineso rekordų šou, esu pasiekęs 6 Gineso pasaulio rekordus, dažniausiai jie vyksta Milane arba Romoje pavasarį, taigi buvo metų, kada dalyvau tikrai labai daug ir daug tų rekordų yra pasiekta, o visai neseniai dalyvau Brazilijos viename iš didžiausių televizijos projektų ir pristatėme galiūnų sportą Brazilijai, nes Brazilijoje galiūnų sportas yra gan jauna sporto šaka, tik tai 5 metai vyksta čempionatai ir jau šį sezoną vyks čempionų lygos varžybos, taip pat Arnold Classic Brazilų varžybose bus galiūnų rungtys, taigi nauja rinka ir iš tikrųjų buvo smagu sudalyvauti didžiausiame televizijos šou Brazilijoje ir po to tikrai didelis buvo impulsas šitai sporto šakai Brazilijoje. Viskas vyko tiesioginiam eterį, todėl reikėjo tas 4 rungtis gan greitai atlikinėti ir tarpuose tarp rungčių nepalsėti, o duoti interviu. Tai iš tikrųjų nebuvo taip paprasta ir lengva, bet tikrai buvo įdomu. Buvo labai karšta tuo metu Brazilijoje, vasarą ir apie 35 karščio. Aišku, pats jau tiesioginė transliacija vyko vakare, šiek tiek vėsiau, bet aš dar 2 kartus prieš tiesioginę transliaciją tempiau vilkiką tame aliname karštyje. Tai iš tikrųjų buvo jau pavargęs po to prieš tą šou. Dar tave remia firma kokia? Amerikiečių papildų gamintojas MHP. Tikrai yra puikus papildai profesionaliems sportininkams, tiek kultūristams, tiek jėgos sportininkams ir praktiškai visus geriausius pasaulio galiūnus remia ši kompanija. MHP pristato šitą pudingą. Tai yra tikrai aukštos kokybės baltymai ir patogu naudoti kelionėje ir šiaip pasimėgauti, kada atsibosta baltyminiai kokteiliai, norisi kažko įdomiau. Ir taip pat nuo kovo mėnesio mes pristatysim dar rinkoje taip pat pudingą, kurį galima bus pačiam žmogui pasidaryti, bus milteliai ir iš miltelių bus galima pasidaryti pudingą. Tai iš tikrųjų busim kaip firma, kuri pudingų prekiauja Lietuvoje. Taip pat suomių kompanija Fast yra Lietuvoje. Nauja kompanija, labai ypatingai skanus yra baltyminiai batonėliai ir taip pat jie gamina irgi pudingą, taigi bus dar vienas pudingas. Bus konkurencija, jo, konkuruosime ir manau, kad tikrai tas produktas užims svarbią vietą vieno sportininko meniu. Na, linkiu internetinio puslapio žiūrovams, skaitytojams gerų metų, nes metų pradžia dabar, kad visi sportuotų, visi siektų geresnių rezultatų, kažkas varžybose, kažkas tiesiog, kad geriau jaustųsi ir geriau atrodytų ir būtų stipresni. Taigi linkiu visiems gero sportavimo.